Nekartą laidose esame kalbėję apie celiakiją, daugeliui mūsų mažai pažįstamą ligą. Todėl tęsėme šį mūsų pokalbių ciklą ir kalbame su dviem mūsų viešniom apie tai, kas yra ši liga ir svarbiausia, kaip ją atpažinti. Svečiuose Nacionalinės celiakijos ir maisto netoleravimo draugijos narės Edita Ruzgienė ir Vismantė Ruzgaitė. Labas rytas. Labas rytas. Edita, ar tiesa, kad jūsų dukra serga celiakija, jūs tai jau žinote, maža to, ji dar turi ir cukrinį diabetą, taip? Taip, ir retas, kuris šiais laikais nėra girdėjęs apie ligą diabetas, kai sergantis privalo skaičiuoti suvalgytų angliavandenių kiekį ir riboti cukraus kiekį, suvartojimo cukraus. Ir diabetų sergančių yra labai daug ir dėja jų skaičius vis didėja. O ką mes žinome apie celiakiją? Šiandien Lietuvoje žinančių apie celiakiją beveik nėra. Net ir daktarai nelabai domisi šią ligą, gal dėl to, kad vaistų nuo jos nėra. Nes celiakija tai įgimta virškinamojo trakto liga, kuria sergantis negali valgyti kviečių, rugių ir miežių, o ją serga ir vaikai, ir suaugę. Kodėl taip svarbu žinoti apie celiakiją? Daug diabetų sergančių serga ir celiakija, tik tai retas, kuris apie tai žino. Dažnai diabetas yra celiakijos pasekmė, o šios ligos požymiai nėra tokie ryškus kaip pavyzdžiui gripo. Jie galima sirgti ir nejaučiant simptomų. Aktyvi celiakijos forma dažniausiai pasireiškia vaikams iki 2-4 metų amžiaus ir kuo vaikas vyresnis, tuo simptomai mažiau ryškus. Suaugusiųjų sergančių tarpe tik 13% pasireiškia tipinės celiakijos formų. Vis dažniau pasitaiko besimptomė celiakija. Štai jums pavyzdys mano dukra. Nebuvo jokių simptomų? Ne. Beje, Vismantė, su kokiom problemom tu susiduri? Su kokiais trūkdžiais sirgdama celiakija? Pagrindinė problema tai yra maitinimas mokykloje. Kadangi aš negaliu valgyti duonos, batono, makaronų, čipsų, bandelių, o tai pagrindai ir būna mokyklose, tai būna sunku. Lygiai taip pat ir kavinėse, restoranuose yra sunku išsirinkti savo meniu. Bet žinau, kad užsienyje šalia tradicinio meniu, vegetariško meniu yra ir celiakiją sergantiems žmonėms meniu. Oho. O aš maistą apsipirkinėju vitaminų pasaulyje, nes tenais yra man skirtas maistas ir ten ir bandelis ir visa kita. Kitaip tariant, yra ir bandelių, tokių kaip, tiesiog specialių, tokių kaip tu gali valgyti. Tai džiugu, kad turi kuo pakeisti ir kad jūs apie tai žinot. Noriu dar jūs Edita klausti, kaip manot, kada galima įtarti, kaip atpažinti, kad jūsų vaikas ar bet kuris šeimos narys gali sirgti celiakiją? Celiakija sergantis dažnai jaučia bendrą nuovargį, apatiją. Jiems būdingas kūno masės mažėjimas, raumenų nykimas, kaulų skausmai, netgi kaulo tankio mažėjimas, artritas, mažakraujystė, netgi toks nekaltas reiškinys kaip pūslelės ant lūpų, odos pabėrimas arba alergija irgi gali būti celiakijos požymiai. Bet yra įrodyta, kad visą gyvenimą besilaikant specialios dietos galima išvengti ligos, ją kontroliuoti ir išvengti jos komplikacijų. Ir jeigu jūs jau susirūpinot savo sveikatą ir įtarėt kažką, tai tokius galite namie atlikti patys celiakijos testą. Kaip tik čia pavyzdys, ar ne, celiakijos testų? Tai yra labai lengvai atliekama, labai paprastai daroma. Aišku, jūs jau visi irgi pasitikrinot po to, kai sužinojot, kad jūsų vaikas serga, taip? Ačiū Dievui, kad šeimoje turite tik vieną ligonį. Mes labai linkim tau būti tokia stipria, tokia gražia ir dargi ir kitiems puikių pavyzdžių apie tai, kad reikia rūpintis, reikia domėtis, reikia nebijoti tiesos, juk žinojimas, ko gero, žymiai palengvina, ar ne, gyvenimą, žinojimas, kaip tu gali su ta savo lyga. Svarbiausia, galim išvengti ligos komplikacijų. Taip, komplikacijos, viena temų, kurią mes jau nagrinėjom savo laidose. Šiandien pabaigai tik noriu paklausti, kur galima įsigyti tų testų, kurie paprasti ir prieinami kiekvienam. Vilniuje prekiauja vitaminų pasaulis parduotuvė šiais testais, bet dabar labai daug kur galima ir vaistinėse jau jų surasti. Arba laboratorijose. Ir laboratorijose taip pat. Taigi, ačiū Jums už pokalbį, aš Jums labai linkiu sveikatos, linkiu laimės, džiaugsmo ir tau dar įvairiausių didelių, džiaugių ir mažų džiaugsmų akimirkų tavo gyvenime. Būk laiminga. Ačiū. Ačiū Jums.